Ką gerą tu nuveikiai per šios 2024 metus? Žinau, kad nemažai nuveikiai, bet pažiūrėk, ką nuveikiai per šios metus Orlen Lietuva! Pradėkime nuo atsinaujinimo. Gamykloje vyksta modernizacijos projektai. Statomas žaliavos likučio konversijos, kitaip dar vadinamas BOP, įrenginys. Šiais metais, šį rudenį pakeitė naują krosnį pastatę KR102. Visiškai nauja, nuliova. Padarytos 63 įpjovos būtinos BOP įrenginio pajungimui prie veikiančių naftos perdirbimo produktų gamyklos įrenginių. Taip pat sieros gamybos įrenginyje 4 bloke pakeistas katalizatorius. Taigi, atsinaujinimo projektai, ar viską paminėjau? Paminėjau tik tai porą pagrindinių dalykų. Tai yra maža dalelė tą, ką mes darom. Gal galima pradėti nuo to, kad atsinaujinimai nėra galimybė dabarties, be esamų projektų, palaikymo ir priežiūros. Galim pradėti nuo to, kad mes nenutrūkstamai visą vasarą pjovėm žolę, dabar pradėsim sniegą kasti. Tai irgi yra dalis mūsų darbo. Jeigu grįžtant prie gamyklos, prie atsinaujinimo, prie modernizacijos, tai iš tikrųjų mes atlikom eilę darbų, ne tik tai tos, kuriuos jūs paminėjot. Tai turėjom 2 sustojimus planuotus šiais metais, tai pavasarį vienas sustojimas buvo tam tikri renginiai sustabdyti. Buvo sustabdytas benzino hidrovalymas, atlikome pasiruošiamuosius darbus, įpjovas į vamzdynus, tai yra dar vienas modernizacijos projektas, šilumokaitos optimizavimas. Šitas projektas leis sumažinti kuro sąnaudas, sumažinti išmetamų į atmosferą CO2 kiekį. Tai projekto užbaigimas planuojamas kitais metais, bet paruošiamieji darbai jau yra atlikti, kad kai atvyks įranga galima būtų operatyviai pajungti, nestabdant įrenginio. Vykdomas yra bitumo gamybos didinimo projektas. Projektas vadinamasi bitumas 555. Ir planuojamas užbaigti kitais metais. Vykdus šitą projektą bus padidinta bitumo gamybos pajėgumai. Mes pagaminsim didesnį kiekį, kadangi poreikis auga. Kelių būklė kol kas patys matom yra tokia, kokia yra. Tai tikimės prisidėti prie kelių būklės pagerinimo. Ką darysite su sena krosnim? Su sena krosnim mes planuojam kepti kruasanus. Visa Lietuva važiuos šiandien valgyti kruasanus. Arba eksportuosim į užsienį. Pradžioje užtikrinsim kruasanų kiekį mūsų darbuotojams, kiekvienam po kruasaną, o to jau be abejo, kaip ir pardavimai, plėsime rinką. Kol kas tai yra tik tai tuščias plotas ir dar keli aplinkui. Bendroj sumoj jų dydis prilygsta 123 futbolo aikštelėm ir netrukus juose bus įrengtas saulės baterijų parkas. Štai ten debesis prasiskyrė, saulytė jau gali patekti, reikia tik baterijų. 600 000 kvadratinių metrų saulės parkas, pripildytas dvipusių saulės modulių. Tai kiek jis gali būti naudingas? Tai kiek energijos saulės jisai skiria šiai gamyklai? This is not only very smart economical decision, tai yra milžiniškas žingsnis į priekį. Piotr? Next year we will install around the refinery 42 megawatts solar power plant in 4 locations. It is the first Orlen Lietuva investment in green electricity, which will let us to diversify our electricity supply and will have insignificant impact to our first step into green energy. Viską supratot, ne? Wow! Už manęs matote statomą žaliavos likučio konversijos įrenginį BOP. Šis projektas tikras hitas. Svarbus ne tik regiono ekonomikai ir energetiniam saugumui, bet tai sykiu pati didžiausia Lenkijos kapitalo investicija Lietuvoje. Nusikelkime į ateitį. Transportas varomas žaliuoju vandeniliu. Ką skamba kaip iš futuristinio filmo? Būtent tokį filmo scenarijų siekia realizuoti Orlen Lietuva, investuodama į žalio vandenilio gamybą. Propilenas! Orlen Lietuva siekia visas medžiagas išnaudoti iki maksimumo. Propilenas eksportuojamas dujų pavidalu, vėliau virsta kūnu. Plastiku.
plastiko. Kas geriau, jei ne Saulius Bernotas galėtų papasakoti apie tanklaivius ir žaliavą? Kuo galėtumėte pasididžiuoti? Kiek tanklaivių apsilankė, prisišvartavo būtingėje, iš kokių šalių nafta šiais metais buvo gabenama, apskritai kokių rekordų esate pasiekę? Taipgi, tai šiais metais nėra jie kažkokie labai išskirtiniai, jeigu žiūrėti iš naftos pristatymo pusės, tai regionai, sakykime, nuo 22 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, nesikeičia. Mes didžiąją dalį naftos atsivežame iš Saudo Arabijos, tai yra apie 40% mūsų naftos. Antras būtų Šiaurės jūra, tai ten įvairių šalių, gali būti Norvegų, gali būti Anglijos, gali būti Danijos, pagal skirtingus pavadinimus ir JAV. Labai nedidelis kiekis yra Šiaurės Afrikos, tai Alžyro naftos, kurią taip pat turėjom, tarp kitko, su Alžyro tanklaiviu, kuris lapkričio vidury išsikrovė, pasiekėm vieną iš rekordų. Vieną tokių, gal net ne rekordų, tai yra toks įvykis, 2000-asis tankeris atsikrovė naftą. Būtingai. Lapkričio vidury, lapkričio 15 dieną, mano gimtadienis, tą progą. Tai panašiai sekinu. Dabar žiūrėkit, kaip kietai persikelsiu į personalo skyrių. 2024 personalo merginoms buvo nerealūs ir mes 2024 metų pabaigą atšventėm vienai visas kolektyvas. Taip kad tikrai personalo skyriui buvo nerealūs metai, bet jeigu kalbant apie statistiką, tai statistiką personalo skyrius tik suveda ir gali pagarsinti. Ir ką įgarsinkit suvedėt? Jo, tai metai mums visiems darbuotojams, aš manau, tikrai buvo labai geri. Mes įgyvendinom tikrai labai daug socialinių projektų, tą, ko buvom pasižadėję, susiplanavę, kad gerinti darbuotojų įsitraukimą, visus planus kaip ir įvykdėm. O jeigu paimti tą bendrąją statistiką, tai bendrai per šiuos metus mes priėmėm daugiau kaip 100 naujų darbuotojų. Pas mus kadrų kaita eina į gerąją pusę, jeigu neskaitant planuotos kadrų kaitos, tai yra tie, kas išeinami į pensiją, tai kadrų kaita yra 4, 5, 6%, tai tikrai yra valdoma ir mes tuo labai džiaugiamės. Jeigu įvyktų koks nors incidentas, gedimas gamykloje, tada atsakingi darbuotojai apie tai sužinotų pirmiausia. Kokios naujos sistemos dėka? Regina? Jūs labai atsakingai dirbate, bet Sauliau, atsakykite, prašau. Labą dieną. Tai ta sistema vadinasi Orlen Alert sistema, kuri šiais metais yra naujai įdiegta. Ji naudojama visoje grupiai. Ir pagrindas yra pranešimai į telefonus, tai yra tik SMS žinučių pagalba, tik per specialią aplikaciją. Orlen Lietuva išradimas? Neišradimas yra grupės išradimas, kadangi mes esame didelį grupę, todėl veltui naudojamės vieno kito vaisiais, tai vat, mums pasisekė, gavom grinai už ačiū, dovanų ir ta sistema tikrai dar nėra visiškai galutinai įdiegta, ji turi daug funkcionalumo, bet pagrindiniai dalykai, kurie reikalingi, kad darbuotojai atsakingi sužinotų laiku apie incidentą ir galėtų iškart reaguoti, tai reiškia mažinti riziką, tai jie veikia puikiai ir mes išbandėm. Viskas puiku. Sauliau, drįsiu paklausti, pačios rimčiausios kategorijos garsinis signalas koksai? Yra pirmiausia pulsuojantis. Papulsuokit. Ką tas reiškia? Man nesunkiai sekasi. Čia rimčiausias, va taip. Tai garsiai, 3 kartus garsiau galbūt. Orlen Lietuva ne tik degalai, bet ir į žalią energetiką žvelgianti įmonių grupė. 2024-aisiais, kaip matėte, nuveikėte tikrai daug. Ir aš jau nekantrauju išgirsti ir pamatyti, ką būsite nuveikę. 2025-aisiais Orlen Lietuva, pavaryk! Nuveikėte tikrai fa. Spėčiais praneš. Sėkėjus. Bet tai, kad Saulius sakė, gerai sekas. Eik tu sau, čia tas konversinis bobas, jo. Audrius, Saulius ir Regina. Su Regina visada labai viskas gerai.